Kodėl turėti priklausomybės yra lygu būti kaliniui savo realybėje. Ir tai, ką aš dabar dalinsiuosi, yra atėję iš mano asmeninės patirties, žinių integravimo ir darbo su klientais. Tai su jų sielos karmomis, su iššūkiais, pamokomis ir potencialu. Kodėl aš čia miniu potencialą prie priklausomybių? Kadangi ir priklausomybės gali būti transformuotos į potencialą. Ir trumpai papasakosiu, koks čia dabar potencialas. Per savo praktiką su klientais, per analizę atėjau prie išvados, ir jinai yra labai logiška iš dvasinės perspektyvos, kad žmonės turintys didžiausią polinkį į priklausomybės turi patį didžiausią sielos troškimą būti laisvi. Ir ar tai nėra paradoksas? Taip, tai yra paradoksas, bet žiūrint iš paprastos žmogiškos perspektyvos, kai žmogus bėga nuo savo realybės, vartoja alkoholį, rūko, vartoja galbūt narkotikus, bando pabėgti per darbą, jis tame ieško laisvės. Jis tame pakeičia savo realybės suvokimą ir bent toje akimirkoje gali pasijausti laisvas. Tačiau dėja, tai nėra tikra sielos laisvė, tai yra iliuzija. Kad geriau suvokti, paimsiu jau patį intensyviausią pavyzdį. Tai yra karminė skola, kalbanti apie daugybę gyvenimų, kada buvo bėgama nuo savo realybės. Tai numerologija yra vienas iš įrankių, kurį naudoju savo konsultacijos programoje. Ir iš karto galiu matyti sielos kelią šioje temoje. Ir jeigu žmogus turi karminę skolą, jos numeris yra 14, tai plika akimi galite jį matyti tik savo gimimo dienoje. Ir kitas vietas reikia skaičiuoti ir dar 50% iš jų ateina skaičiuojant vardo ir pavardės raides ir konvertuojant jas į skaičius. Tai reiškia, jeigu jau matote gimimo dienoje, tai turite šitą karminę skolą. Ir šita karminė skola ateina iš praeitų gyvenimų, kada nedarėte tai, ko norite. Tai reiškia, apribojote savo laisvę, gyvenote savo nenorimoje realybėje, neveikėte į sielos troškimų. Ir dėl to, kai žmogus nedaro, ko jisai nori ir gyvena nenorimoje realybėje, bet kartu siela labai trokšta laisvės, jis eina į priklausomybės. Tai reiškia, jeigu negaliu patirti savo norimo gyvenimo savo matomoje realybėje, tai tada pakeisiu savo realybės suvokimą per alkoholį, per narkotikus, galbūt per seksą, galbūt tiesiog galime priklausomybės matyti ir daug paprasčiau. Priklausomybė gali būti ir eskeipizmas, kai yra bėgama nuo savo realybės per bet ką, per įvairias veiklas, per žmonės, svarbu pabėgti nuo savo emocijų. Tai reiškia, jeigu tokia karma eina iš gyvenimo į gyvenimą, žmogus tampa kalinys. Jis pats save užrakina ir dar dažnai leidžia užrakinti kitiem. Tai žmonės turintys šitą karmą, tai galėjo ateiti ir iš vergovės laikų, ir iš tų laikų, kada jie buvo santykiuose, kuriuose nenorėjo būti, nes jiems buvo patogu iš vienos pusės ir tapo santykių kaliniais. Galbūt tapo kaliniais savo darbe, nes irgi buvo tame darbe, kuriame nenorėjo būti. Kartais net ateina iš gyvenimų praleistų sektuose, kur žmonės vėlgi buvo įkalinami ir kadangi bandė pabėgti nuo savo nenorimos realybės, tikėtina, jog nuėjo į priklausomybės. Tai ir šiame gyvenime yra labai panašu. Žmonės su šia karminė skola, bet net nebūtina turėti karminę skolą, reikia turėti tiesiog išbalansuotą skaičių 5, kad žmogus būtų labai jautrus priklausomybėmis. Atėję į šį gyvenimą, tokie žmonės labai nori patirti laisvę, nes 5 kalba apie 5 sensorius. Tai reiškia uoslė, regėjimas, klausa ir taip toliau. Tai per ką mes patiriame gyvenimą. Bet kartu jie turi tą tokį kalinio mentalitetą ir vėlgi šiame gyvenime kartoja situacijas, kada dirba darbus, kuriuos nenori, būna su žmonėmis, su kuriais iš tikrųjų viduje nenori būti. Apskritai paėmus pilniau gyvena gyvenimą, kurio nenori gyventi, veikia prie savo troškimus.
Neišpildyti sielos troškimai nusistumia į pasąmonę ir pasireiškia, kaip jau minėjau, viena iš pagrindinių formų yra priklausomybės. Tai ką noriu pabrėžti, jeigu turite priklausomybės, nebūtinai savo numerologijoje rasite 5, bet šie žmonės yra labiausiai paveikūs šiai temai, dėl ko, dabar kalbu apie paradoksus, dėl to, kad jie šiame gyvenime siekia laisvės, jie siekia patirti gyvenimą per savo 5 sensorius. Tai aš pati esu gimusi 5 dieną, tai nėra karminė skola, tai yra tiesiog 5, bet gyvenime aš veikiau ir iš išbalansuotos energijos, buvau pilna traumų, išgyvenimų, nuoskaudų, kurių neišgyvenau. Tai reiškia, savo viduje jaučiausi jau nelaisva. Taip pat jaučiausi nelaisva ir išorėje, nes buvau su žmonėms, su kuriais nenorėjau būti, buvau aplinkose, kuriuose nenorėjau būti. Ir tam, kad pasijausčiau gyva, kad pasijausčiau laisva, tai darydavau per alkoholį. Arba eidavau į ekstremalias situacijas tam, kad pasijausčiau gyva. Tai bandydavau pasiekti kažkokią laisvę ir gyvumą savyje. Aišku, tai buvo iliuzija šitas dalykas, bet tai slėpė potencialą. Koks yra potencialas? Potencialas žmonių, kurie turi šitą išbalansuotą skaičių, turi šitą karminę skolą, yra tas, kad jie atėjo ir turi visus gebėjimus, nesvarbu, kad jie būtų ir užrakinti, visus gebėjimus šį gyvenimą pragyventi kaip laisvos sielos. Tai reiškia žmonės, kurie nepaklūsta standartams, jie yra inovatoriai. Tai kaip sakiau, yra laisvos sielos. Ir ką reiškia būti laisva siela? Tai yra gyventi iš sielos troškimų, ne iš ego žemesniųjų troškimų, bet iš sielos. Jeigu aš noriu dirbti šitą darbą, man nesvarbu, kad visi aplinkui sakys, kad tai nepasiseks, nes tu pirmas tai darai, niekam šito nereikia. Jiems tai nesvarbu, nes jie siela jaučia, kad jie to nori. Arba nori tam tikrų santykių, galbūt visiškai netipinių ir nestandartinių, nes 5 yra apie buvimą nestandartišku, apie buvimą laisvu kitokiu. Ir visuomenė pirmiausiai atstumia visus inovatorius. Ir dažnai, viską, ką mes turime, pirmiausiai buvo paleista tų pačių inovatorių. Tai yra sielos, kurios nepaklūsta limituojančiai realybei. Jos eina ir pasitiki tai, kad ko aš noriu viduje, ko aš noriu širdyje, privalo tapti mano realybė. Nes kodėl aš tada turiu šitos troškimus, kam man jie tada reikalingi. Tai jeigu mąstote iš dvasinės perspektyvos, mūsų sielos troškimai mums rodo, ko mes gyvenime norime ir kur mūsų didžiausias potencialas ir kur mes turime eiti. Tai šie žmonės, kada tikrai ateina į save, jie labai greitai suvokia, ko jie gyvenime nori ir ko nenori. Ir kai jie suvokia, kad gyvenime jie šito nenori, jie tai eliminuoja. O kiti žmonės, kurie neturi šito dalyko, jie gali ilgai dirbti darbą, kurio nemėgsta, nes jų sensoriai nėra tokie stiprus. Jie taip greitai nepajaus, kad jų vieta nėra čia. Bet ir tikėtina, jie taip jautriai nereaguos ir nebandys pabėgti nuo savo esamos realybės. Jiem viskas kaupiasi po truputį. Tai va, tai kai aš išėjau iš dalyko, kai aš bandydavau pabėgti nuo savęs per alkoholį, per ekstremalias situacijas, aš išėjau tik dėl to, kad aš nusprendžiau, kad aš gyvenime padėsiu tašką viskame, ko aš iš esmės nenoriu daryti. Ir pradėsiu daryti tai, ko noriu. Skirsiu savo gyvenimą išsiaiškinti, ko aš noriu ir veiksiu. Ir tada aš pajaučiau tą tikrą laisvę. Ir nuo tos akimirkos man nereikia jokių priklausomybių savo gyvenime. Aš stengiuosi, kad mano gyvenimas būtų mano priklausomybė. Tai reiškia, kad man čia būtų įdomu gyventi. Kad mano gyvenimas man būtų nuotykis. Tai yra labai svarbu žmonėms turintiems 5. Tai va, vėlgi laikas yra trumpas
ir taip jau daug prakalbėjau, tai čia ir sustosiu. Kas norite pasigilinti giliau, aš siūlau konsultacijų programą, 2 konsultacijų programą, kada mes į viską einame giliai ir stipriai. Ir netgi tokiame dalyke kaip priklausomybėje, aš jums galiu padėti pamatyti potencialą. Nes priklausomybės dažnai slepia tai, kad šitame gyvenime atėjote būti laisvi ir daryti, ko norite. Gerai, ačiū, gražaus vakaro.